Labas rytas, ponai ir ponios. Trečią kelionės dieną aplankėm visą Hanojų, apvaikščiojom, ką matėm, ką nematėm, bet palei Google lyg ir matėm viską. Tad šiandien paliekam Hanojų ir jau pabiškiuką judėsim link šiaurės, judėsim link Dien Bien Phu kaimelio, miestelio, ar kaip jį pavadinti, net nežinau, kuris randasi jau šalia Laoso sienos. Žinoma, šiandien jo nepasieksim, iki jo yra 400 su kapeikom kilometrų. Tad nuvažiuoti 150-200 km būtų idealu, bet vakar prieš užmiegant atsigulę nagrinėjom žemėlapį. Nagrinėjom, mąstėm ir galvojom, ar mes tilpsim į laiką, ar viskas bus gerai ir panašiai. Ir bestudijuodami pastebėjom biškį netitikimų. Mūsų kelionė rodo, pavyzdžiui, iki sekančio kaimo 250 km ir važiavimo laikas apie 5 valandas. Ir šitoj vietoj mes jau sunerimom. Nes jeigu visą kelią taip, mums savo kelionės tikslą pasiekti be šansų. Tad bijau, kad gali nepavykti, bet mes esam ambicingi žmonės. Stengsimės. Šnekėjom su ChatGPT, su Google Maps, žiūrėjom ir visą kitą. Įmanoma, sunkiai, bet įmanoma. Tad, kaip kad pradinis tikslas buvo nuvažiuoti 100 km per dieną, šiai minutį jis yra pakilęs iki 150 apytiksliai. Manykim, kad pavyks. Na, bet matysim ateityje. O ką, dabar keliaujam papusryčiauti ir apleidžiam patalpas. Prasidės tikroji kelionė. Nu ką, kolektyvas, bandom raityti. Lagaminai pakrauti. Gerai. Sakykime į tą pusę gal. Taip. Luktelkim kolegos. Kolega čia. Nu ir važiuojam. Po biškelį apleidžiam Hanojų. Oi, oi, oi. Bus įdomu, aš manau. Kolega per veidrodį matos gerai. Aš kuo toliau čia būnu, kuo ilgiau, man tuo labiau jų čia tas eismas nepatinka. Kur lėki? Čia jau reik praleist, nieko nebus. Dar mašina šalia lend. Važiuojam kartu su tą mašiną. Pridengs avarijos atveju. Dviračiai, kas čia daros? Judam, po biškį judam. Na ir va. Dabar reikia tais tenai reikiuotis. Nu čia kol iš miesto išvažiuosim, biškelį užtruksim, bet nieko. Svarbiausia, lėtai, bet užtikrintai. Na, varam. Čia per raudoną gali sukti dešinę, aš kaip suprantu, nes visi suksiu ir aš. O kuo jau aš prastesnis?
Aš labai tikiuosi, kad iš Hanojaus išvažiuojant per kokį centrą, mums nereikės čia brautis. Oi, dievai. Nu, lėkiam. Svarbiausias tikslas iš sankryžos išvažiuoti kuo greičiau pirmam, kad nepajudėti su visą bandą. Nes blemba su visais, kai pradedi judėti, jie ten muistos į vieną pusę, į kitą pusę. Tai nelabai faina būna. Kas čia daros? Dievuliau. Kur tu suksi? Nežinau, su motoroleriu realiai dar važiuoti manoma. Bet kai būtų su mašina, nežinau, palei mane varga vakarienė. Bet gal aš klystu, nežinau. Nu ką, man atrodo, paliko mes Hanojų, lėkiam per kažkokį tiltą. Toks gan nemažas iš tikrųjų, bet po apačia čia tokie kemsynai, pusiau kaip džiunglės, apleista labai. O šiaip realiai galvojau, kad neišvažiuosim mes iš vis iš to miesto niekada. Važiuoji ir jis nesibaigia, tiesiog. Pilna žmonių, pilna eismo, bet dabar jau. O, jau biškiuką eismas po truputį rimsta. Jau bus normaliai, tikėkimės. Nebėra taip šilta, kaip mieste kad buvo, nes vėjas pakilęs. Bet su šortais, su maike dar važiuoti įmanoma. Viskas okei. Oi, lemba. Trumputė parūkymo pertraukėlė. Kaip sakai? 45 km nuvažiavom per valandą. 45 km per valandą? Wow. Šiaip gal ir nėra baisiai blogai, bet kaip aš pečius pakirta, eina savo. Pirmą pastaipų prie vieną peties daugiau kabo, tu va tai važiuoji? Jo, man kažkaip lemba. Aš susilyginęs buvau, bet jinai nusvirta į vieną pusę, tai į kitą pusę. O, aš ją prisirišiu, nieko nebus. Taip kažkaip prisirišti. Blemba, jie su tais signalais, kai pasignalint kars nuo kartą, aš taip išsigąstu, jeigu kokią fūrą. Per veidrodžius ir taip. Žiūriu, ne man. Nu gerai, jeigu ne man, mes galim važiuoti toliau. O ką, dabar reikia prisirišti mantą. Beje, aš kai atsėdu ant galinės sėdynės su kuprinė, duodi gazą, keli viršų. Nusiėmiau kuprinę nuo pečių, užsidėjau ant bagažą, prisitvirtinau. Lemba, kai naujas žmogus važiuoju. Vėjas plaukus draiko, laukti nėra laiko. Ką gerai. Tai va, nuvažiavom 45 km per valandą laiko. Tai vidutinis greitis galim skaičiuoti bus toks visada. 45, tai per dieną, jeigu po 3 valandas nuvažiuojam, netoli 150 km būsim nuvažiavę per dieną. Tai manau visai normaliai bus. O jeigu po tiek, nes iš pradžių planavom, kad 100, bet kadangi pasikeitė planai, neįvertinant įkalnių, nuokalnių, pakalnių ir viso kita, tai
tai turėtų viskas būti okei. Bent jau labai tikiuosi. O dabar ką, lėkiam toliau. Kiek palei navigaciją žiūriu, kad kažkur stabtelėt, kažką įdomus gal užmatyti. Visiškai kol kas nieko nėra. Kol kas nieko įdomaus, nieko aktualaus, kas viliuotų, kas trauktų. Tiesiog kelias ir bardakas aplinkui jį. Kas ką prekiauja, kas ką pardavinėja, realiai visi vara biznį. Bet kaip jie čia iš to gyvena, aš neturiu nežalę supratimo. Nes ant kiekvieno kampo tai vaisius, tai dar kažkas, kas 10-15 metrų. O, remontai. Remonto zona. Op. Va. Kolega mano atsistojęs leidžia. Man panašus į baikerį. Šalmą užsidėjęs, pilna apsauga. Juodas kelnes, juoda maikė, kuprinė, o ko ne baikerį? Vienai. Atvažiavom iš vis kažkur tais vidury laukų ir jūs primeskit, vidury laukų toks pastatas, vidury niekur, aplink vien kaimai, nei vieno daugiabučio, nieko, ir vidury laukų vienas toks milžinas. Atrodo tai wow. Įspūdingai iš tikrųjų. Wow. Wow. Aplink visiškai nieko nėra. Kaimas, grynas kaimas. Ir čia toks bum. Atrodo tai wow. Užmatėm kažką įdomaus, lyg ir. Kad suprasti, reikėtų vertėją. Važiuojam, apžiūrėsim. Jo, maža šventykla. Vidury niekur. Jo, kažkoks memorialas. Kai jau atvažiavom, užeikim į vidų, mėly sveteliai. Apžiūrėsim teritoriją. Teritorija. Čia kažkoks memorialas. Yra čia datos rašytos. Nelabai suprasi, kas čia parašyta. Čia greičiausiai vardas pavardė. Nu gerai. Čia gimimo data, tebūnie
čia ir čia. Nu, nežinau. Jeigu kas turit vertėją, galite išsiversti. Aš jo neturiu. O čia yra smilkalų. Bent jau buvo. Ai ne, yra. Jeigu noriu uždegti, yra. Gal aš noriu uždegti vis dėlto, kodėlgi ne? Va. Smilkala. Tikim čia. Opa. Va. Oi. Kas įdomiausia, dabar taip, degdamas smilkalą pagalvojau, pas mus bažnyčia nori, kad aukotume dar kažką tais. Nori žvakelę uždegti? Mokėk pinigėlį. Bet Lietuva tai yra tikrai daug kartų turtingesnė negu Vietnamas. Vietname, prašau, smilkalų pridėta kiekvieno šventykloj. Atėjai, uždegiai, nei tau kainuos, nei tau ką. Matau ir istoriją, matau ir ekonomiką. O daugiau ten šiukšlių kalnai. Nu ir čia kažkas, šašlykinė kažkokia. Kuriant laužėlį. Jo. Kažkas kažką kūrena. Šiaip graži tokia. Namie tokia pasistačius visai įdomu būtų. Nu ką, mes judam toliau. Dar ilgas kelėlis, o jau pusę dienos praėjo. Nuvažiavom. Kiek nuvažiavom? Bendroj sumoj. 71 km. Per kiek laiko? Apytiksliai. 1,5–2 valandas. 1,5–2 valandos 70 km. 2 valandas. Reiktų susimti ir pasispausti. Pavyks, greičiausiai ne. Blema, važiuojam. Ir dabar taip pagalvoju, kad visai gal neblogai būtų užkast kažką. Ar bent arbatos, kavos atsigerti. Tai reiks susirasti kokią kavinukę nedidelę. Ir stabtelėti čia tarp kalnų. Nu va, kažkokia Trasuta kafe. O čia va reikia ir stoti, kur jinai čia randas. Jau čia jau būsiu praliekęs. Ne čia. Gerai. O, lentpjūvė. Malkų priversta. Tokių nedidelių rastukų. Čia pas mus ir saulė išlindo, šilta. Tos drėgmės gal tiek nebėra kaip Hanojui. Ir kas svarbiausia, grynas oras jau čia. Nebėra to išmetamųjų dujų tiek kiek Hanojui. Ten tai neįmanoma. Jau po 2 dienų, jau 2 dieną realiai, jau norėjos įkvėpti to gaivaus gryną orą. Nes iki tol, blema, tom smalkiam, kvepuoji ir kvepuoji. Man nelabai patiko iš tikrųjų. Šiaip miestas gyvas, viskas ten su juo okei. Daug veiksmo, daug visko. Aišku, tų lankytinų vietų nemarios. Mano kolega kažką signalina, kažką jau nori, greičiausiai į Kolonkę. Vo, ir kaip tik kavinė. Kaip tik kavinė. O, miega mūsų. Oi, sorry, prižadinom. Ok. Pilsim kurą.
Gerai, kolega užsipils. Tada užsipilsim mes. Oi. Pas mane dar yra pusę baka. Jis muzikos klausos, nieko negirdi. Yra pusę baka pas mane dar. Girdėjai? Kam tau to kurą? Kam tau to kurą? Ką gaila? Negaila. Gal eisim ten pavalgyt? Aš negaliu. Ką? Nieka čia netils porą litrų. Man reiks kuprinę atsirišti. Sėdynės nepakelsiu. Kiek čia įpylė? 2,5 litro. Tai aš sakau, čia mums, nesvaru, kai atvažiavam. Pavažiuok į priekį. Ką? Jo, tai įsipilsiu, taip pat, ką aš šitą. Oba. Gerai. Kiek 92? Mažinai, kur pašūdė į rodą, bet paskui kur nors įvažiuosi į kalną į nemaną, ką daryti. Nesikeik. Labai baisiai. Negražu yra. O, reik man nusimti vis dėlto tą kuprinę visiškai. Nieko nebus. Va. Eik, tu savo, kiek jinai svėri daug. Na. Anksčiau pasigėrė, nes nepažiūrėjau. Jo. Pas mane pusę baka kažkur tais. Sang bao tiền một lít này cô? Hả? Xăng này á? Hả? Xăng này 31. O supylė dar mažiau negu pas tavį. Còn nếu đây mình 92. Bây giờ chờ tí, cô lấy tiền em đây. Oi. Cắt cái nhà bên đấy rồi. Okei. Thôi trả ra mà đổ đi. Šiam 124. Aš nežinau. Tas, kur mano ta piniginė dabar? Va. How much? 1, 3, okay. 130, aš... Trong chợ Hương Nghĩa có thuốc lá bán không nhỉ? Okay. Chợ Hương Nghĩa có thuốc lá bán không nhỉ? 100. And dabar 30, 20. Dabar reikia 10, surasti čia 10 buvo. Yep. Thank you. Nu ką, kurą prisipylėm. Čia už pastatą yra kavinukė kažkokia. Galim eiti tenai, arba galim dar čiut pavažiuoti biškiuką kažkur tais. Ten galiu kažkur nusipirkti savo to dūmo. Kur? Čia? Čia kaip autobusų parkas kažkoks. Kaip skai? Pas mane vandens ne. Ai, gert nori? Nu, visai būtų labai įpirėti. O čia paliks? Ne, aš noriu kuprinę prisisekti normaliai. Laikys. Nu ką. Važiuojam kolegos ieškoti. Kur nurūko. Tai realiai dabar, kiek mes čia sumokėjom, nuvažiavom 100 km, sumokėjom biškiuką daugiau.
Nu, sumokėjom 130 000 batų. Kas yra 3-4 eurai gal. Kolegos motociklas čia. O kur jis pats, nieks neaišku. Oi, čia kiek daug žmonių. Aš nežinau, ar aš čia norėčiau valgyti. Gal tiek to. Norėčiau kur nors ramiau atsisės, pasėdėti. Apsieikim, čia nevalgykim. Kur? Kas ten bus? Pas tai piniginė. O ką tu nori? Noriu vandens ir cigarečių nusipirkti. A, yra čia? Vandens tikrai yra. Sustosim pavalgyti kažkur kitur, kur biški mažiau, nes čia blemba vėl prie tų autobusų. Ir smirdį, ir prie tų autobusų, žinai. Ne kažką. Ne kažką. Man gerai būtų susirasti akinius nuo saulės. Va. Sakau, kad toli nesam padėjęs niekur. Bus biškelį gal patogiau kiek. Šalmo stiklas subraižytas visiškai. Kritęs daug kartų. Bet nėra ko daug norėti. Bet kaip čia šilta, eina savo. Karšta. Vienu tarpu važiuojant buvo šalta, palikę vėsų. Grinai va prie to šventyklos, kur buvom staptelėję. Ten buvo vėsų palikę. Bet dabar čia, oi. Pažiūrėkim, kiek rodo termometras mūsų. 29. Jokia lietaus nenusimato, viskas ok. Ir ateinančias visas dienas 30, 29 ir 30. Taip, kad nusimato šilti orai. Aišku, mes čia neužsiliksim, nes mes čia kažkur tik tais pakely, bet pabiškiuką judam šiaurės link. Aišku, iki to mūsų kaimo liko 336 km. Greičiausiai, negreičiausiai, 100%. Šiandien jo nepasieksim, nors jau tarpusavį buvo užsimezgus tokią kalbą, galbūt, kad šiandien pasistengiam ir nuvažiuojam toli, daug, gal netgi iki pat to kaimo ir tada porą dienų pailsim. Bet kaip pradėjom kalbėti, taip ir baigiam. Tad manau, dar 50 km, nu gal 100 nuvažiuoti ir mums bus per akis. Tai va, o dabar ką? Galim lėkti toliau? Jau vaizdiniai geri prasideda. Pradedam judėti per kalnus. Jau prasideda tos ryžių terasos po biškelį. Žiūrėkit, važiavom. Užmačiau čia ale lentpjūvę tokią ar kažkas.
net nežinau, ir čia chebra gamina fanerą, ar, nu, kaip ir fanera, tokia būtų, džiovina. Einu pasiklaus, ar galiu apsižvalgyti. Hello, can I look? Thank you. Blemba. Čia, aš kaip suprantu, jie taip išdžiovina. Plonas. Bet jaučias ta drėgmė tokia. Truputuką. Žinot, į ką iš tikrųjų panašu? Į degtukus. Į degtukų po šitą medieną. Negali būti, ką iš jų degtukus gamina. O čia jau įtariu sudžiūvę gal. Bet kokie minkšti. Eik, tu savo. Wow. Nedaug jų čia prisidėjo. Nu, nemažai. Nemažai džiovina. O, ir ten dar. Bet kaip kvepia mediena. Eik, žiauriai skaniai. Nu jo. Kažkuo, tai greičiausiai ten iš tų rastų va jie ir daro. Bet kaip jie juos padaro? O tas va įdomu būtų. Einam, pažiūrėsim. Thank you. Einam, pažiūrėsim. Gal pamatysim proceso pradžią. Oi, kaip karšta laukia. Nieko nėra, švaru. Ir čia atraižos, kaip suprantu, atliekos. Sunkvežimis jau vienas pakrautas transportavimui. Ai, chebra pietauja. Hello. Hello. Can I look around? How you make it? What? Hôm nay Speak English, maybe? You speak English? không hiểu. No. Okay. Ką jūs čia gaminat? Hello. Oh, no. Wait a minute. Đây bản gì thế này? Cái gì nhỉ? Là gì đâu? No. This one and that. No. Đây là xưởng chúng tôi đang làm ở đây. Ir išvertė. Mūsų dirtų. Okay. Okay, nào. Có cần xem không để hoạt động một tí? No. Nó dịch luôn. Reikia žiūrėti. Dịch luôn trên máy này. Jo, išvertė nesąmonę. Ką jūs čia gaminat? From this? Ở đây. Nice. Không, nó không phát ra. Ar čia bus degtukai? Matches. No? Kas čia iš jų bus? This. Ừ. Ờ. Nó bảo là ai
mai là có mặt ở đây. Pabandykim į anglų kalbą. Biết được. Uh, Nói thế thì khó hiểu. what will be from this material? Đây. Vậy liệu này sẽ mang lại lợi ích gì? Thế thì mình hỏi mình là mang lại lợi ích gì thì bây giờ làm kiểu gì? Mình trả lời thế nào? The wrong translate? Okay. All right. Thank you very much. Can I see? Thank you. Wow. And Muốn đi chụp. Ê. what? Yeah. Dạ. Okay. 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 Užkurs aparatūrą. Ups. Okay. Wow. Elektra. Pajungia. No. Aha. Einam apžiūrėti visą procesą nuo pradžių. Einam. Va per čia iridena medį. Ir va kaip išeina, eik tu sau. Wow. Kaip nuskuta. Wow. Super. Looks amazing. Nu, kada parodysi? Įmeti rastą. Aba, suspaudė. Paukšt. Eik tu sau. Kaip gerai. Žiauriai gerai. Thank you very much. This one? Dar vieną parodys. Nu. Kita aparatūra. Nu. O čia su juo. Nuskuta žievė, kaip suprantu. Nuskuto žievę ir tada jau eina į kitą aparatūrą. Žiauriai gerai. Eik, sau. Paukšt. Tik va, neaišku, kas iš jų bus. Neina išversti. Dar pabandysiu paklausti, kad kitaip. Bet va padaro lygų ir tada jau nice. Yeah. Good. Rồi, ok nhá. Thank you very much. Thank you, appreciate it. Wow. Atrodo, blemba, niekas sudėtinga, niekas stebuklinga. Bet mačiau iš tikrųjų pirmą kartą aš tokį bairį. Žiauriai gerai atrodo, man patiko. Nu ką, važiuojam toliau, gal dar kažką užmatysim netyčia. Stoptelėjom į kavinukę užkasti. Tokią neblogą atradom kalnuose. Einam pasižiūrėti, ką jie čia gerą turi. Sinterbatas. Sinčiao. Chào, bạn uống gì? Em lấy cà phê. Speak English, maybe? Jokia garsa. Speak English? Chụp ảnh à? Okay.
Čia maistai neturi, žinai. Ne? Tai gerai, atsigerkim kavos arbatos. Yeah. Yeah. Can I get tea? Tea. Trà. Cha. Yeah, cha. Trà gì nhỉ? Cha. Viskas, visa čia su pienu. Trà gì? A? Đây trà này. Bacon milk tea, blueberry milk tea. Đấy các loại trà đây. Čia. Paint, salt, Peach tea, peach orange and lemongrass. All right, this one. Gal paragauti, blėt, vietinį This kiaušinį kavą. cake. Gali kiaušinių kavą pas. Lemon. O yra vien tik, mėtinė, blueberry, strawberry, lemon, visur. Va, mango ir lemon tea. Trachan hoi. Một chút xoài. Hai. Trachan hoi. Ok, ok, một. Coffee. Giá. Mỗi túi 5 cân. Kafe kem Kem turg. trung. Turg. Ne turg. Turg. True. Jinai čiū sakė. Ok. Turg. Ok, đây rồi. How do you say? Yeah. Trung or trug? Trứng. Trung. Cà phê kem trứng. Kafe. Kem čing. Yeah. Kem ching. You have eat? Food? Eat Ấm à? Ama? Uống nóng hay là uống đá? Uống Ờ. lạnh. Hot or cold? Hot. Hot. Do you have? Ne, mes nesusišnekėjom. Jogurts. Jogurto nereiks, smoothies. Kas čia, kažin? Ai ne, bet čia irgi bus. Gėrimų nėra. Nu ką, susimokėkim. How much? Tai 50 tūkstančių pinigų. 50 tūkstančių. Turiu, čia yra 10. Va. Ok. Okay? Cảm ơn. Come on. Nu ką? Einam atsisėsti. Einam atsisėsim. Apžiūrėsim, kaip atrodo vaizdiniai aplinkui. Gal paleisim droną pasiblaškyti biškiuką. Nes atrodo tai gražiai. O mūsų kavinukė. O damaška mandarinų prisipirkus sėdži. Čia gal ir sėdim, ką? Davai ant bedugnės. Ant bedugnės, nu davai, ant bedugnės. Kėdą paskeisk. Nu bus atsirink kur. Noriu išremtis. Nu va, wow. Va su tokiais vaizdais atsigersim arbatėlės. Gaila, kad valgyti nieko neturi. Ir galėsim kilti toliau. Atkeliavo mūsų arbatėlė. Tokia. Aš galvoju, kad bus karšta, bet šalta ledukų plaukiai kalnai. O čia kava. Kiaušininė kava. Atrodo tai wow, superinė. Kažin, koks skonis bus. Kolega dabar su dronu žaidžia. Tai kai grįž, paprašysiu, ką duoti paragauti. O aš ką, bandau durti arbatą ir ragauti. Užsakiau mango ir citrinų berods skonio. Skanu. Skonis citrinos
čia ne citrinos, čia laimo skonius. Ir toks, grinai kaip, sakykime, skonis kaip Lipton žaliosios šaltos arbatos. Pardavinėdavo, nežinau dabar pardavinėja ar ne, bet skonis va toks va. Bent jau toks pirmas įspūdis. Nu, parink kolegą, tuoj paprašys, kad paragautų savo kavos ir įvertintų skonį. Atrodo tai, wow, įspūdingai. Pažaidai. Žiūrėk tavo kavą, kokią gerumą. Sakė, čia labai skaniai. Nu, paragauk. Noriu to pirmą įspūdžią. Noriu pirmą įspūdžią? Jo. Čia gal ją reiktų išmašyti? Nežinau net. Aš pasižiūrėjau, seilė nutysa. Sakau, wow. Čia kiaušininė kava tavo, ne? Jo. O gal nereikia maišyti? Kas čia dabar žino? Nu. Skonis Krištienas. Ką aš tau galiu pasakyti? Ne. Nu davai, duok biškelį. Truktelti. Šilta? Mano tai šalta. Tu, kada klausai apie karštą maistą, šaltas karštas maistas, jinai pagalvoja. Žiauriai skani. O eik tu saukoja skanumą. Poskanis toks įdomus, žiūrėk driežas. Kur? Va. Kur? O, žiūrėk. Tai kur tu vargšas eini? Tai kur tu? Ir viskas. Tai didumo. Nu, tai kai dydžia. Ką, atsigerkim kavos arbatos ir šaunam toliau. Dieną neguminę. Jau reikės pabiškiuką ir apie viešbutį pradėti galvoti. Lėkiam, biškelį staptelėjom, nes užmačiau tokį neeilinį bajeriuką. Einu, aš jums parodysiu. Jie su tais signalais. Hala! Ja. Visi draugeliai blemba aplinkui. Realiai mes čia dabar tuo keliu, kur važiuojam, turistai nevažinėjai. Nes mes važiuojam iš Hanojaus į Dien Bien Phu, kuris yra prie Laoso, tai čia gaunas į šoną. O visi pagrindę važiuoja iš Hanojaus, kyl į viršų, link Kinijos, į Sapą. Tai mes čia jiem esam tokią pramogą. Jie pamata visi, mojuoja, sveikinas, visiems įdomu. Na va, o žiūrėkit, ką aš norėjau jums parodyti. Kur jaučiai ganos? Ar jaučiai ar čia karvės? Kiek jų čia yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ten dar toliau. Aš neįsivaizduoju, ką jie čia veikia. Jie neturi nieko čia, bet jie yra pririšti. Jie neturi ką vandens atsigerti. Ten žmogus žvejoja va vienas. Šitoj pusėje irgi žvejoja. Taip būtų įdomu nueiti, paklausti, pažiūrėti, ką jie pagavo, kaip čia prieiti. Aš neįsivaizduoju, kaip nueiti, kad nenudardėti. Hey, are you catch something? Okay, jo net nemačiau. Are you fishing? Tu? Okay. I think you're fishing. Nice. Two beer. Okay. Nieko nesuprantu, ką išnek. Žiūrėkit, vaikai, kokią vaikų pramogą. Einu, pafilmuosiu. Nu, blemba. Čia pas juos įtus, nors gal yra sniega, gal būna. Hello. Hello, police? No, not police. Malaysia. Huh? Huh? What you doing here? Malaysia. Hello. 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 Visi draugeliai. Malaysia. Aha. Nu, vienu žodžiu, nebečiuožinėjam. Gini.
Okay, bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nebečiuožinėt, mane pamatė, aš jame su egzotika. Tai tiek to. O tas veikėjas ką čia jisai? Skalbęs? Akmenis kažką tai sriden iš šono, kad vanduo geriau pratekėtų. A? Čioši? Bye bye. A, ten pagavo žuvelę kažkokią. Bet aš įsivaizduoju, čia tokias mažytės turėtų jos būti, kad net baisu. A. Nu. Hello. O Jėzau, ką užsignalino. Ir tie vaikai va pasidėję kažkokį popierį, jie čia čiuožinėjai. Nu tokie. Mes čiuožinėjom nuo kalnų su snieglentėm, slidėm, rogiam. O jie varo su tokiais agregatais. Na, kaip išmano, taip ir daro. Koks keliuks pasitaikė mūsų. Koks keliuks, sakau, koks tiltelis pasitaikė mūsų kely. Ber. Toks visai gal ir nieką. Kaip jums toks vaizdelis? Važiuoju čia priekį. Tėvas ar motina su šalmu ir du vaikai. Mažiukai visiškai, be jokių šalmų, be jokių apsaugų, be nieka visiškai. Jo, mama vežasi. Tai aš nežinau, ką galvoju. Tipo, jeigu avarija ar kažkas atsitiks, ką pagimdysi dar? Blemba, nelabai, aš suprantu jų tos logikos tokios. Kažkas čia įvyko. Toks biškeli kamštis. O kas įvyko, nieks neaišku. Ten mašinos neprasilenkė. Ai ne, ten tiesiog remonto darbai. Remonto darbai ir niekas nepravažiuoja dėl to. Vat kame čia reikalas. Važiavo, akmenis išpylė. Nėra, kad kažkas reguliuotų eismą, ar sustabdyti, ar dar kažką tais. Visi tiesiog atsipūtė. Man reikia išpilti. Ir viskas. Jūs sustosit, palauksit. Ir čia. Nu va, už 300 metrų turi būti lyg ir viešbutis kažkoks. Bent jau taip navigacija rodo. Čia toks miestelis nemažas. Aišku, ne Hanojus, bet gerai. 100 metrų. Kur čia tas mūsų viešbutis? Arriving, va, hotel. Hotel, tai hotel. Einu paklausti, ar vietoje tik tais turės. Mūsų viešbučio šeimininkas ar administratorius, nežinau kas, išėjo iškart pas tiko. Sakau, turit kambarių? Jo, turim. Kiek kainuoja? 9 eurai. Jamam pasiklausėm Wi-Fi, ar yra, sakė, yra. Tik tais pusryčių nėra. Nu, bet kaip nors, nueisim kažkur, pavalgysim čia mieste. Kaimas nėra mažas, tai einam pastatysim birbalus į garažą ir šiandien bus kelionė baigta. Gavom kambarį. Kambarys mūsų toks. Lovos medinės. Lemba bus reikalų. Kieta, žiauriai? Kaip išties visus kaulus patiek susiritėjimą. Eina savo. Va, turim vanduo nemokamai, sakė, 2 kėdės. Staliuks. Virdulys. O pro langą, va,
Premier lygą gali žiūrėti. Jei tik nors yra. Klausia dar mūsų, ar šitą, ar norite gatvę, ar į kiemą langų. Tai tik tais į kiemą, nes to triukšmo ir tai per dieną užtenka. O čia va. Turim dušą, turim tualetą tokį, kriauklę apsiprausti. Įmanoma, rankšluosčiai. Nu, ne 5 žvaigždučių Hiltons. Bet gerai bus, lubos tai aukštas, tai čia nežinau, kiek čia 4 metrai kokias lubos. Jeigu nedaugiau. Tai va, einam dabar išsimaudyti. Ir keliausim į miestą užkasti kažką tais. Nes kažkaip tais, kažkodėl tais žarna ry. Tapkės. Čia ne vieni mes atvažiavom su alkanais skrandžiais. Kažkas neišlaikė. Atėjom į kavinukę užkasti. Šiaip nebloga, kavinė iš tikrųjų. Užsisakėm pavalgyti. Tik, neaišku, kas per porcijas bus, nes sako, pas mus yra labai didelios porcijos a la carte. Tai va dabar žmogus ir žinok, nes a la carte yra mažos porcijos. O čia didelės a la carte. Tai va, nu bet tiek jau to, ką atneš. O valgysim kaip ir lauke, tik vaizdas bus toks. Miesto panorama. Miesto panorama plus ryžių laukai. Nu, aišku, čia jau apačion nėra ko per daug žiūrėti. Tai... A tau vietoj avies tiks ožka? Jezu, tiks man ir ožka, bet vietoj... It's okay. It's okay. It's okay. Okay. Yeah, okay. Yeah, good, it's okay. Tí bạn ngồi ăn cơm ở đây có được không? Ну va. Maybe... Ngồi đây ăn cơm nhá. Yeah. Ngồi đây nhá. Yeah. Okay, thank you. Very nice place. Tai va, užsisakiau avienos, bet avienos neturiu. Gausiu ožkos. Nežinau, kas per skonis bus. Vištienos. Ne, vištienos skonis nebus, bet šiaip realiai aš nežinau. Nu, aš esu išbadėjęs iš tikrųjų. Kadangi esu išbadėjęs, tai sakykim, man sueis ir ta ožka. Nu, jeigu bus jau baisiai neskani, aš mačiau ten arbūzus pardavinėje gatvėje. Bet žinok, pjausto ožka, kur jau pieną neduoda. Neliūdink. Žiūrėsim, kaip patieks. Atnešė mūsų maistą. Vištieną. Taip dailiai atrodo. Ryžių puodą atgrūda. Į čia mano ožka. Bet, blemba. Žiauriai įdomus tas kvaps jų. Tik nežinau, su kuo jas valgyti. Ta maistą mums šakučių nėra, šaukštų nėra. Ryžiuose vieną šaukštą atgrūda. Gal atneš dar. Atein girdžiu jau. Va čia grūda. Thank you. Net neįsivaizduoju. Ai, čia ryžiam įsidėti. Ir tie. Lasdelė. Thank you. Nu ką, bandom ragauti. Aš kadangi jau esu kiets vyrs. Jau su lasdelėm po biškiuką mokaus. Ir lyg ir gaunas. Dar ryžių neteka valgyti. Bet įtariu, kad šiandien teks, nes šakutės nėra. Nu kągi. Pabandykim ožką paragauti. Nu ką, žinau. Žiauriai įdomus tas skonis man. Tai nežinau. Ar antras užsakyčiau? Tikrai ne.
Nu, bet nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Tikėkimės, smektos neprireiks. Oi, prireiks. Beje, padarom konkursą. Parašykite komentarus, kada prireiks smektos, tokį maistą bevalgant. Vienam iš atspėjusių padarykim prizą kokį nors. Atsiųsiu suvenyrą iš Vietnamo. O taip, va. Kad nebūtų lyšnas spėliojams. Parašykit. Na ką, mes jau parsigrūdom į kambarį, pavalgėm, eisim ilsėtis, ruošimės rytojui. Per šiandien dieną nuvažiavom 189 km, kas yra tikrai nemažai. Važiuojant tokiais keliais ir dar su motoroleriu. O ką, rytoj tęsim savo kelionę. Beje, subscriberiui 7781 bonus, kuris žiūri visus mano video ir kuriam nei vienas iš jų nepatinka, tavo linkėjimai. O dabar, jei jau pažiūrėjot, nepamirškit, paspauskit like, parašykit komentarus, kas jums patiko, galbūt kas jums nepatiko, užsiprenumeruokit kanalą, paspauskit tą mažą varpelį po video apačioj. O dabar aš jau su jumis atsisveikinu ir sakau ate.